Labadiena, sveiki sulaukę naujo pavasario. Šį naują pavasarį norėčiau visiems papasakoti apie braškes, apie jų sodinimą, juk nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris galėtų atsispirti braškių skoniui. Ir kiekvienas mes galime rasti savo sklype nors mažą lopinėlį, kuriame pasisodinsime ir turėsime tikrai nuo savų, savo rankomis išaugintų kvapnių braškių. Taigi, siūlyčiau jau pradėti dabar, kad nesuvėluoti šito termino, todėl kad šiuo metu yra patys geriausi braškių daigai, gerai įsišaknyje ir galime dar paskanauti šiemet tų uogų. Žinoma, jeigu jūs norite jau pirmaisiais metais gauti gerą derlių, tai jūs turėtumėte sodinti rugpjūčio pradžioje. Tada taipogi būna stiprūs daigai ir jie dar spėja sukrauti žiedinius pumpurus sekančių metų derliui. Tačiau mūsų daigai yra išauginti, kaip matote, paletėse. Kiekviena atskirai turi labai gerai išsivysčiusią šaknų sistemą. Todėl manau, kad jos jau ir šįmet jums leis paskanauti ne vieną uogą. Taigi pradėsime darbą. Štai turime lysvę, kuri yra patręšta kompostu, kuri yra iš rudens paruošta taipogi, o dabar jinai buvo tik tai perkasta, supurenta, įterpta šiek tiek braškėms skirtų trąšų. Tačiau sodinant mes naudosime papildomai ilgaveikės, ilgo poveikio trąšas, kurios yra pas mus skystame pavidale, kurių labai maža išeiga yra. Juo mes palaistysime braškes po pasodinimo. Pasodinus taipogi gausiai reikia tuo, reiškia, tirpalų palieti, kadangi mes patręšiame taip keliem mėnesiam ir turime ramią galvą. Taipogi mes sodinsime braškes ant juodos agroplėvelės. Todėl, kad šita agroplėvelė neleis augti piktžolėm. Jinai puikiai praleidžia lietų, vandenį, galėsime ir laistyti, ir taipogi lietus palaistys. Dar kitas jos labai geras yra poveikis, kad jinai šilumą palaiko iš pavasario, taipogi neduoda perkaisti dirvai ir vasarą. O jau vien ką tik tai, mielos šeimininkės, šnekėti, kai jums nereikės ravėti. Ar jūs galite įsivaizduoti tokį braškių daržą, braškių lysvę, kurio nereikia ravėti? Juk šiaip braškis, jeigu sausa vasara, jas ravėti reikia bent kokius 4 kartus, o jeigu šlapia, piktžolės pastoviai dygsta, tenka ravėti iki 6-8 kartų. Jūs šitą laiką sutaupysite savo malonumui. Manau, pradėkim darbą. Kaip ir sakiau, dabar mes pirmiausiai patiesime juodą agroplėvelę. Jinai, tarp kitko, yra stabilizuota dėl UVC spindulių gerai ir jinai tarnaus jums ne vienerius metus, kadangi braškes mes sodinam 3 metam. Pramoninėse plantacijose braškės sodinamos tik 3 metam. Mėgėjai kartais ir ilgiau augina, tačiau turim turėti omeny, kad jau nuo 3 metų braškių derlius ima ženkliai mažėti. Todėl, kažin, ar verta jas laikyti ilgiau, galbūt tiesiog yra geriau pasodinti kas 3 metai. Plėvelę patiesėm, dabar ją reikia pritvirtinti. Pritvirtinti galite visais įmanomais būdais. Žinoma, nesiūlyčiau tvirtinti taip, kaip štai čia ta balta agroplėvelė, kuri malkų gabaliukais tokiais pliauskutėm užmesta, bet pasidarykite jau vieną kartą tokį nesudėtingą dalykėlį, kad galėtumėt pastoviai naudoti. Štai yra visiškai priimtinas dalykas. Iš senos kažkokios vielos galite pasidaryti tokį U raidės pavidalo smeigę.
ir tą smeigę prismeigėte visiškai paprastai, be didelių pastangų prismeigėte tą plėvelę. Galima, žinoma, naudoti štai tokius smaigus, tačiau truputėlį čia, sakyčiau, yra negerai, kadangi per maža galvutė yra. Todėl reikėtų naudoti, kai naudoja pastatų šiltinimui tas smeigės tokios, jos būna maždaug 5 cm skersmens tos galvutės, jos yra šiam atveju irgi labai tinkamos. Šitas visų pirma sunkiau lenda, nu, bet išbandysim ir kitą kartą žinosim, kiek jisai laikys. Taigi, per visą ilgį, nesvarbu čia kaip jums patinka, kiek jūs turite, kad vėjas nepakeltų, kad būtų patogu ateityje. Maždaug kas metrą pilnai užtenka. Dabar, kad nejuokinti pasaulio, tai siūlyčiau vis tik tai išsitempti virvutę, valą kažkokį tai, nes jeigu labai nukreivosim, tai mus pačius paskui piktins, nes trejetą metų tikrai tos braškės augs ir piktins kreivos eilės. Todėl siūlyčiau panaudoti virvutę ir išsitempti tą virvutę pagal tos virvutės liniją, lygiagrečiai lysviai. Štai galima bus pasidaryti lizdelius braškių sodinimui. Atstumai tarp braškių turėtų būti, anksčiau rečiau sodindavo, dabar jau skaitoma, kad galima sodinti kas 25–30 cm. Jeigu nenorite pasidaryti matuoklio, tai siūlau vis tik tai taip daryti. Mano truputėlį per maža, 25 cm, aš siūlyčiau kas 30–35 sodinti, per vyrišką pėdą praktiškai susižymite ir galite prapjauti skylės. Štai mes dabar tai ir padarysime. Bet kadangi mes esam tvarkingi ir esam pasidarę žymeklį, tai galima tiesiog susižymėti tas. Nuo kraštelio reikia palikti vietos. Ir štai įpjauname kryžiuku plėvelę. Labai didelės skylės nereikia daryti, todėl kad mums vis tik tai braškių daigas, jis yra kompaktiškas, žemė labai puri, todėl nereikės mums kažkiek tai ten knisti ir daryti didelę duobę. Taigi, labai lengva, kada turi va tokį peiliuką, nes, sakykime, su paprastu peiliu ar su žirklėm tai būtų daug sudėtingiau. Tai tie statybiniai peiliukai yra visiškai priimtinas dalykas sode dirbant. Taigi, prapjovėm ir pasižymėjom vietas, į kurias sodinsime. Dabar vėlgi, kadangi lysvė yra tokio pas mus pločio, kad tilps mums 2 eilės, tai pasižymėsime ir antrą eilę, kurioje galėsime susižymėti irgi vietas, lizdelius, į kuriuos įtupdysime braškes. Tai tarp eilių, vėlgi, jeigu sodinama yra 2 eilių būdų, tai paliekama 40–50 cm. Jeigu dar yra sodinama 3 eilių būdų, kai kada, tai daroma šiek tiek platesnis lysvės, žinoma, ir taipogi tarp daigų apie 30 cm, tarp eilių lysvėje 40–45 iki 50. Kaip jūs leisite sutankėti. Reikia nepamiršti, kad visada reikia šalinti būtinai ūsus, pastoviai, kadangi tos ataugos atima labai daug maisto medžiagų. O kai kuriuos ūsus galima palikti, jeigu jums, sakykime, kažkur tai išnyko braškė, neprigijo ar dar kažkoks vabalas išgraužė. Tai tiesiog tą ūsą atlenkiam ir tą vietą įtupdom. Arba jeigu norim sutankinti tiesiog eilėje,
Tai tiesiog reikia pasukti ir reikiamoj vietoje ją pridaiginti. Sodinant 3 eilės, tai būtų galima geriau padaryti, kad šachmatiniu būdu. Sakykime, jeigu čia sodintume 3 eilę, tai reikėtų šitoj vietoj pjauti. Štai turim puikiai užaugusius braškių daigus. Kadangi jie yra, kaip sakiau, daigyklose auginti, štai aš jums galiu parodyti pilną daigyklą užpildytą braškių šaknimis. Čia tik tai jos ir laukia, kad mes įsodintume į žemelę. Baltos gražios šaknytės, jos to jau pat pradės gyvuoti. Kaip sakiau, žemė yra patręšta ilgaveikiam trąšom ir mes paskui palaistysime dar universaliom ilgaveikiam trąšom, kas įgalina šitos augalus daug geriau augtis, būti stipresnius, kadangi jos gaus pastovę dozę, pastoviai bus maitinamos. Kada vieną kartą mes tręšime tiesiog kompleksinėmis neilgaveikio veikimo trąšomis, tai augalas gauna didesnę dozę, paskui jis vėl gali augti ir vystosi netolygiai. Dar apie agroplėvelę noriu pasakyti, kad tai yra didžiulė užkarda visom lygom, ypatingai kekeriniam puviniui. Tai yra nuostabus dalykas, turėsite sveikus daigus. Na, o dabar galime pradėti sodinti, tačiau turime dar šiokį tokį palengvinimą, kad nereikėtų mums rūpintis, kad labai džiūsta. Mes panaudosime šį kartą įgerį, tai yra drėgmės sugerėjas, kuris esant reikalui, augalui atiduoda tą drėgmę. Taigi mes jau turime jau pasiruošę, štai tokios granulės, jau yra daugam jos žinomos. Tai yra kaip šaltiena atrodo. Šiaip jos būna sausos granulytės, kurios savyje sugeria iki 200 kartų vandens daugiau negu pačios sveria. Taigi šitas granulytės mes dėsime į kiekvieną lizdą. Dabar, kaip sakiau, nereikia labai smarkiai mums čia didelės duobės daryti. Žemė minkšta, tiesiog padarom tik tai ranka tokią duobytę, kad lengvai tilptų šaknis. Ir įtupdom. Sodinama būtinai tokiame pačiame lygyje, negalima užpilti braškių kaklelį. Braškių kaklelis tai yra ta vieta, kur baigėsi žemė. Štai čia matosi jau nauji lapeliai, net ir matau žiedinį pumpurą einant. Tai, žodžiu, neturi atsidurti po žeme. Tokiu atveju jums tiesiog supus tas daigas. Štai be jokių didelių pastangų, kaip matot, štai taip atrodo pasodintas daigas. Šitą galite atlenkti ir jums beliks ravėti tik tai tiek, kiek čia, sakykime, užpūs pienės kažkokią tai sėklelę. Bet tai yra labai lengvai pastebima ir labai lengvai išraunama. Štai įgerio granulės. Mes tiesiog šaknų plote jas įmaišom ir štai čia, ką paslinkom į šalį žemę, tą užėrim. Spausti irgi itin nereikia, todėl kad palaistysime ir šaknis žemė tiesiog prisilies gerai prie šaknų. Labai paprastas ir labai greitas darbas. Kaip matote, mes uždengėme ir tarplysvius. Tai yra labai patogu. Tai yra jūsų patogumui, kad nereikėtų tarplysvių ravėti. Jeigu jau ten kraštelėje išdygs kokią žolytę, tai tiesiog 2 pirštais galėsite išrauti. Mums liko dabar paskutinis momentas, tai jas palaistyti. Ir kaip sakiau, laistysime štai su šitomis ilgo poveikio organinėmis trąšomis. Tai yra
trąšos, kurios jums pagerins derlių, pagerins vaisių, tai yra uogų kokybę ir bus atsparesnės tiesiog visom negandom šitos mūsų pasodintos braškės. Na ir į sveikatą. Gerai išmaišome ir vandenuko šito nepagailėkime. Reikia ne per vieną kartą, bet galime per porą kartų praeiti per lysvę ir pagirdyti augalus. Kiekvienam augalui reikėtų ne mažiau pusės litro, o būtų gerai, kad ir daugiau pagirdytumėte. Nes jūs liesite dabar pirmą kartą. Žemė nėra labai dabar pas mus įmirkusi. Lietaus seniai nebuvo, bet to čia žemė yra lengva. Dėl laistymo ateityje. Ateityje, žinoma, laistyti jums reikės, tačiau mažiau negu pasodinus atviroje dirvoje. Kaip matot, viskas, kas gražiai nuteka, susigeria. Kaip sakiau, šita plėvelė praleidžia taipogi ir lietų. Dar yra galimybė, kas savo gali leisti, gali padaryti, įkloti per vidurį lysvės, įkloti rasojančią vadinamą tokią žarną, kuri yra su paruoštais antgaliais. Jinai yra klojama 10 cm gylyje žemėje. Ir pajungi prie to antgalio laistymo vamzdį ir pamiršti porai valandų, šitai braškės pasilaisto. Štai dabar praeisim dar kartelį, bet kaip sakiau, vandenuko negailėkite. Na, čia tiems žmonėms, kurie turi žemės lopinėlį, mes parodėme. Ir kurie galbūt pirmą kartą sodins braškes žemėje. Bet aš noriu dar pasakyti, kad braškes galima auginti ir balkone. Ir turėti ir papuošalą, ir kvapą, ir skonį. Viską viename. Taigi, yra dabar naujas toksai jūsų dėmesiui paruoštas maišas. Maišas yra su rankenomis. Pakuotėje yra 2 vienetai. Ta maišą, štai čia parodyta, kad jį gali pakabinti, bet aš jums norėčiau parodyti natūroje, kaip jis atrodo. Tai yra, pripildome žemių šitą maišą. Jame jau yra paruoštos skylės. Štai, į tas skylės iš vidaus sodiname pradedant nuo apatinės eilės. Gražiai, jeigu bijote sužaloti daigą lapelius, tai juos tiesiog apsukite popierium ir iškišate pro čia. Tada pripildote atitinkamai maždaug iki tos vietos žemės. Tada kitą eilę lygiai taip pat padarote. Vėlgi pripildote žemių ir padarote 3 eilę lygiai taip pat. Kad viršus nebūtų tuščias, čia įtupdote dar porą daigų. Ir jūs turėsite žydinti, kabantį krepšį. Kurią pusę norit naudoti, tą naudokite, nes į abi dvi pusės yra padarytos tos angos prakirptos. Taigi, aš manau, kad ne vienas susidomėsite ir pabandysite braškės užsiauginti balkonį. Ir dar noriu pasakyti, kad braškės tai yra ne taip, kaip mes esam pripratę, kad paėmėm, nuėmėm derlių suvalgėm. Šiais laikais braškių veislių yra tiek, kad galime valgyti 2 mėnesius. Jeigu tik jūs nepatingėsite pasisodinti nuo ankstyviausios iki vėlyviausios. Pačios ankstyviausios tai bus rumba, darojelis, toliau eis jau truputėlį vėlyvesnio nokimo laipsnio, dar selektas, sonata. Na ir žinoma, pačios vėlyviausios tai jau bus Pandora. Na štai, mūsų darbas baigtas. Beliko jums dabar tik tai stebėti, palaistyti ir žinoma laukti pirmų uogų.
Manau, kad paskanausite iš šitos lysvės jau. Ir linkiu visiems pabandyti ir savo visą energiją atiduoti žemei. Ta, kuri bloga, žemelė iš jūsų nusiurbs. Sėkmės jums ir gero derliaus.